Kredito unijos tarpukario Lietuvoje užėmė svarbę vietą tuometinėje finansų rinkoje. Po nepriklausomybės atgavimo Lietuvoje atsikūrusios kredito unijos skaičiuoja jau trečią veiklos dešimtmetį. Per tuos metus daugiau nei 40 kredito unijų pavyko susivienyti į LKU kredito unijų grupę, įsitvirtinti ir pasiekti tikrą proveržį. Anksčiau vadintos ūkininkų bankeliais, šiandien jos siūlo visas pagrindinės paslaugas vienoje vietoje ir jungia plačiausią klientų aptarnavimo tinklą šalyje. Tad kuogi skiriasi bankas nuo kredito unijos? Kredito unijos yra vietinio kapitalo kredito įstaigos, kaip ir bankai yra kredito įstaigos. Tai reiškia, kad mes esame prižiūrimi Lietuvos banko to paties, indėlių draudimas galioja mūsų narių indėliams iki tam tikros nustatytos tvarkos. Didžiausias skirtumas, jisai išplaukia iš nuosavybės struktūros, iš kapitalo prizmės, iš valdysenos. Kredito unijose mes tokių kaip akcininkų neturim, jos yra valdomos paininkų ir galioja toks kooperatinis principas, vienas narys, vienas balsas. Tai reiškia, visi mūsų klientai tuo pačiu yra ir mūsų savininkai. Ką daro kredito unijos kitaip negu bankai, suteikdamos klientui galimybę dalyvauti valdysenoje, tai jos suteikia ir galimybę prisidėti prie tų sprendimų priėmimo, kur jo pinigai ar kredito įstaigos uždarbis bus panaudojamas. Per pastaruosius metus, ypač nuo unijų reformos pradžios, LKU grupė stipriai augo. Vien paskolų portfelis kredito unijų nariams išaugo 2,5 karto, o verslo paskolų segmentas net 6 kartus. Tai rodo nuoseklią paskolų paklausą ir augantį kredito unijų vaidmenį rinkoje. Plačiaja prasme, nuo reformos pradžios LKU grupės turtas išaugo 170%. O 2024 metais grupės aktyvai viršijo 1 milijardą eurų. Tai reikšmingas augimas, atspindintis tiek strateginį kryptingumą, tiek augantį klientų pasitikėjimą mumis. Skambus skaičius 30-mečiai Lietuvoje kredito unijos, tai turbūt rodo ir rinkos pasitikėjimą ir tai, jog jos turi ką pasiūlyti žmonėm. Kurioje srityje tas proveržis yra didžiausias, sunku būtų net išskirti. Tai visų pirma, tiek narių skaičius, šiuo metu turim 100 000, daugiau negu 100 000. Paskolų, kitų paslaugų, indėlių apimtis, viskas išaugo, sakykime, sprogstamai. Šiandien esame ten, kur esame. Manau, kad tas proveržis yra tiesiog visose srityse. Finansinį tvarumą užtikrina ir tai, kad grupė dirba pelningai, o visas uždirbtas pelnas skiriamas kapitalui stiprinti. Mūsų grupėje veikia kryžminių garantijų sistema. Bent vienai kredito unijai patyrus sunkumų, už ją prisiema atsakomybę visa grupė. Tai suteikia papildomą finansinį stabilumą ir leidžia veikti tvirtai net sudėtingose situacijose. Šiandien galime drąsiai teigti, kad kredito unijų finansų valdymas yra modernus, patikimas ir nuolat tobulinamas. Tai užtikrina ilgalaikį stabilumą ir klientų pasitikėjimą ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir regionuose. Manau, kad mūsų vaidmuo būtent regionuose, kur ypač didieji bankai uždarė arba uždarinėja filialus arba mažina aptarnavimo paslaugų plotį, tai yra atsisakoma grynųjų pinigų ir paliekame tik tam tikri konsultaciniai centrai. Mums, kaip unijoms, tai yra naudinga. Miestų, kuriuose gyvena 9 000 žmonių ar 8 000, tai tikrai yra poreikis užeiti ir gyvai pasikalbėti, pasitarti su kredito unijos darbuotoju ir savo tą finansinį rūpimą klausimą išspręsti gyvai. Lietuvos kredito unijos klientų pasitikėjimą formuoja ne tik nuolat augantis indėlių ir paskolų portfeliai, bet ir papildomi saugumo mechanizmai, priežiūra, kryžminių garantijų sistema bei valstybės indėlių draudimas, kurie užtikrina stabilumą net sudėtingiausiais momentais. Tikrai yra kuo didžiuotis. Žinot, daug ko didžiuojuosi. Tame tarpe turbūt įvairiais projektais, kartais ir sudėtingais, kurie padėjo ar tai įsisteigti, ar išsivystyti vienam ar kitam verslui. Labiausiai didžiuojuosi, tai aš išskirčiau tą galimybę vis tik šiame greitai besikeičiančiame ir besiskaitmenizuojančiame, dažnai šiek tiek beveidžiame pasaulyje, tą savo finansinį rūpimą klausimą atvykti į kredito uniją ir jį išspręsti gyvai. Ir gal dar tikiuosi, kad ateityje dar bus tai, kuo labiausiai didžiuosimės. Pasitikėjimas, atsakomybė, bendruomenė – tai vertybės, kurios šiandien kuria saugią ir augančią LKU kredito unijų grupę. LKU kredito unijų grupė. Čia visi savi.